3, 2, 1, tiesioginis eteris važiuoja. Gerai, tai šita rubrika Gal prie laužų yra skirta tam, kad mūsų bendruomenė susipažintų su GERB alumniais LSS-o ir aš labai džiaugiuosi, kad tu šį kartą sutikai pabendrauti vasaros metu, kai man atrodo, kad tu ir mūsų GERB tikrai turiu duoti duoklę tavo bendražygis, mūsų brangus alumni Romas Kupčiūnas, išgyvenote tiesiog savo epiškiausią gyvenimo dalį, man atrodo, viską, ką įmanoma Lietuvoje gauti, išnaudojate tą visą vasarą, kad tai pasisemti tiesiog pilnom rankom. Tai džiaugiuosi, kad atvažiavai, kad atvykai pas mus ir mes turime iki pusvalandžio pokalbį, kuriame mintis yra, kad mūsų esami nariai atstovybių susipažintų su alumniais trumpame pokalbėje, kur galėtų jį paklausyti gaminant maistą vakare ir tai neapkrautų jų labai stipriai. Ir nuo šiandien, nuo šio pokalbio atidarau naują rubriką, kur noriu užduoti tokius ne apie gyvenimą klausimus galbūt, bet su kuriais aš gal ir atlieku tam tikrą psichoanalizę žmogaus. Tai trumpus blitz klausimus, kurie galbūt išsiplės į kažkokią diskusiją. Tai Sekundėlę, Ieva, tai visų pirma, labas vakaras, gerbiami žiūrovai, laba diena, o gal labas rytas. Visų antra, linkėjimai Romui Kupčiūnui. Visų trečia, tik vasarai yra gražiausias metų laikas. Ir galim manau tęsti ir malonu, kad Ieva prisijungė ir taip pat pasikvietė, nors galimai gal ir šiek tiek pasisiūlėm su Romu patys komentaruose šią rubriką. Jo, nes labai smagu sėdėti kitoj barikadų pusėje, nes tenka prisiminti gal gerus 5 metus atgal, kai turėjom pokalbių prie laužų iniciatyvą Šventojoje ir teko kalbint Reinikį ir rinktis daug informacijos iš senos LSS istorijos, verstis per knygas ir pačiam teko kalbint ir būt, kaip pasakyti, Ievos kėdėjai ir klausinėti klausimų, tai dabar labai smagu atsisėsti kitoj, kaip pasakyti, barikadų pusėje ir palaikyti tą pokalbį. Labai faina. Ačiū tau. Gerai, tai keli blitz trumpi klausimėliai. Tai skaniausias lietuviškos virtuvės patiekalas tau? Vienas. Bet tokia ir tu dabar labai rizikuoji. Karmuotas. Bet aš nebijau būti nepopuliariaus nuomonės arba turėti radikalių minčių šito klausimu. Nu, jeigu sakysi kraujiniai vėdarai, tai mes galimai nutrauksim šitą pokalbį. Ne, aš pasakysiu, man yra silkė su bulvėmis. Bauda. Visiškai. Ir galiu duoti priešistorę. Man bent jau kiek mama pasakojo, aš dar neprisimenu, bet man nereikėjo, aš būdavas 1 metukų, man nereikėjo šakočio, man nereikėjo saldainių. Aš ėjau nuo, tarkim, vyko ten šeimos ar giminės šventė, aš su savo mažom rankytėm, aš jau ten tą silkę pataluose arba su svogūnais atščiukė, aš jau čiupdavau rankytę, man... Bet ir silkę pataluose, ne? Visos silkės, aš iki šiol, jeigu, tarkim, kviečia senelis ar močiutė į gimtadienį, ar šiaip žino tėvai, kad grįžtų į Mažeikius pasibūt, 3 silkės kombinacijose, valdukas grįžta, viskas paruošta, viskas teisingai savo vietoje. Jo, bet man iš vaikystės, dabar jau gal ne va taip, bet kefyras, bulvės ir silkė, dabar tik bulvės ir silkė. Yra dar tam tikras patiekalas, kur, kiek šeimų, tiek pavadinimų, bet ten cebulinė, tiesiog tokia kefirinė cebulinė, bet dar pas mane mamukas daro, kad jį būna su apkepintais silkės gabaliukais ir yra be proto skanu. O blynai su silke? Vat, nežinau, net neteko tokios variacijos ragauti. Bintis į ateitį. Gerai, kitas, studijuoti ar studentauti? Balansas tarp šių dviejų, nes... Be vieno nebus kito? Be vieno nebus kito ir viena ikoniškiausių frazių, ką esu girdėjęs, dar būdamas atstovybėj ir studijuodamas, studijuokit, bet neužmirškit studentauti. Tai jeigu sugebat palaikyti, nesvarbu kokių santykių, ar 40-60, ar 60-40, tą balansą tarp studentavimo ir studijavimo, tai turėsit nuostabius metus ir nuostabius prisiminimus visam gyvenimui. Ar ploji, kai nusileidi lėktuvu? Ne. Ką manai apie tuos, kurie ploja? Aš manau, kad jie nepasitikė mūsų
ir pasaulio inžineriją, esamais procesais ir labai yra tamsoki. Pasakykim taip. Gerai, tavo mėgstamiausia savivalda? Tai tikriausiai turiu atiduoti pagarbą savo savivaldai. Tai nebeegzistuojanti VTDK SA savivalda. Bet šiaip tai, jeigu vertinant absoliučiai visas kitas savivaldas, net negalėčiau neapsiverstų liežuvis vienos išskirt, nes per tiek metų tiek nuostabių žmonių, tiek nuostabių savivaldų, kad visiškai visas skirtingai gražiais spinduliais galiu tik prisiminti ir tikrai negalėčiau išskirti. Gerai, tai gali trumpą recapą, nuo kelintų iki kelintų metų tu buvai aktyvus bendruomenės narys ir kokias tu pareigas užėmei? Taip, tai jeigu taip trumpai suspaudžiant, tai pradėjau studijuoti 2017 metais, dar prieš ateinant studijuoti labai turėjau aiškius tikslus, žinojau, kadangi nuo vaikystės veikiau savivaldose, tiek mokinių, tiek Lietuvos moksleivių sąjungų, tai žinojau, kad tikrai bet kuriuo atveju atsidursiu ir savo aukštos mokyklos savivaldoj. Tai pradžiai teko labai greitai įsiintegruoti į Saviškę savivaldą, tada linkau link, kaip pasakyti, tarptautinių studentų bendravimo su jais ir jiem padėjimo ir galiausiai labai greitai daugelis iniciatyvų ir veržlumų išsivystė į kandidatavimą į prezidentus ir nuo 2018 iki 2020 turėjau 2 kadencijas, per kurias buvau VTDK prezidentas su savo nuostabia komanda, linkėjimai visai jai. Tai sakyčiau, mano tas aktyvusis laikotarpis, tai nuo pat studijų pradžios iki pat studijų galo, tai čia galėtume imtinai 2017 galą ir iki 2020 galą ir paskui jau gavau tą gražų pelėdžiuką kaip alumnis ir aišku, toliau tiesiau tas tradicijas ir kiek galėjau, tiek prisijungiau ar savo savivaldoje ar bendrose renginiuose, nes visą laiką labai smagu šitoj bendruomenį palaikyti ryšį. Tai žodžiu, tai tu jau žinojai po savo gap yearo, kurį turėjai po mokyklos, kad eisi ir atstovybę. Bet ar žinojai, kad eisi į prezidentus, kaip tu manai? Gal neturėjau iš karto tokios ambicijos, bet jau kaip pasitaikius galimybė, tai labai greitai susivizualizavo ir labai greitai, manau, ir mano CV, ir motyvacinis laiškas, ir, kaip pasakyti, rinkiminiai pažadai bei mano vizija labai greitai pasakė, kad pirmakursis nereiškia, kad negali kandidatuoti. Super, labai faina mintis tikriausiai, kad nesvarbus tas amžius, ir kiek tos patirties yra, tu ją gali įgauti ir tu kompetencijos. Taip, dangus yra limitas, svarbiausia turėti kažkokią didesnę ambiciją ir viziją. Tai gerai, einam prie tavo prezidentavimo laikų. Turėjai iš tikrųjų legendinę tarybą, kurioje veikėjai, tai gal gali pasidalinti, kokie tie žmonės, kurie labiausiai gal vedė tą tarybą, kuri didžiausi balsai buvo? Nuostabų žmonės buvo. Tai linkėjimai visom tarybom, su kuriuom dirbau, tai norėčiau, gal man labiausiai įsirėžę ir į kuriuos gal kaip didesnius autoritetus žiūrėjau, nes labai visą laiką smagu būdavo jų klausytis ar stengtis pažvelgti per jų akis, kaip yra priimami sprendimai ar vedamos kažkokios iniciatyvos. Tai linkėjimai Kijauskui, Poviliauskui, Šmažaitytei labai bijau. Aš dabar labai bijau, kad ištarsiu kurią pavardę blogai ir mane suvalgys paskui Messenger'ą. Taip. Tai jo, ir šiaip daug aplinkui nuostabų žmonių, tas pats ir paskui ir Tvaska prisijungė jau kitoj taryboje, kada keitėsi po Poviliausko, tai ir Vaitiekus, ir šiaip dabar stovi prieš akis visas tikriausiai vadovauk mokymų šitą pavėsinę, kur porą metų iš eilės važiavom ir kur įrėmė su Baidarėm. Įrėmėt su Baidarėm? Bet aš pavadinčiau taip įrėmė su Baidarėm. Pasiyrėm su Baidarėm.
Tai jo, tai labai smagus laikas ir prisimint labai smagus žmonės, kur ten 24/7, ten 24/7, nu, nenutrūko pokalbiai ir visi hipotetiniai klausimai ir tos situacijos, kurias net gavę lapukus, sėdėdami dviese aptarinėjom ir paskui sustoję pitstopui jau ten dalinomės nuomonės ir kur net jau tikrai turėdami tokį heavy weightą jau ir norėtume apsižodžiuoti jau su nuomonių nesutapimais ir visą kitą, kur užmiršdami, kad tiesiog turim gerą laiką. Tai jo, tai linkėjimai visiems kartu buvusiems tarybai ir nepykite, jeigu kažko nepaminėjau. O jeigu apie biurą tuometinę LSSO, ar buvo tokių žmonių ir jeigu jo, kas jie, kurie prisidėjo galbūt prie tavo didelio augimo, ar dalyvavo aktyviai, galbūt tie žmonės dar vis iki šiol yra tavo gyvenime, o jeigu ne, tai bent jau tame laikotarpyje? Mano didžiausias prisiminimas tai LSSO mentorystės programa. Tai yra, kuriai norėčiau padėkoti. Ir didžiausius ir šilčiausius linkėjimus nusiųsti Birutei 5, kuri buvo mano tas labai didelis ir nuostabus stogas ir mentorius, kol aš buvau dar besiformuojantis prezidentas, kuri iš tikrųjų susitikimų metu padėdavo man ir suprasti, ir perprasti, ir atstovybininkus, ir žmonės, ir problemas, ir socialinį, ir akademinį sluoksnį, ir taip, beproto nuostabiai formavo, tai dar turiu tokį labai šiltą prisiminimą ir kiekvieną kartą susitikęs maloniai prisimenu, ir kaip jau prieš tai jau įminėjau, tai Justinai Štrim didžiausi linkėjimai, kai tikriausiai prezidentavimo metais kažkurio momentu ateidavau į biurą arba Justina atvažiuodavo pas mumis į atstovybę ir aš ateidavau su mental breakdownais šitam kabinete užsidarydavom kokiam 3-4 valandom ir liedavom ir tulžis, ir galimybės, ir kaip ką padaryti, ir tiesiog išsinarpliodavom ir grįždavau tiesiog tokiai nesvarumo būsenoje, kad viskas išsprendžiam. Tai Štrimo tuo metu buvo biure Žikas biuro, ne? O Birutė tuo metu buvo jau alumnė. Birutė tai buvo alumnė ir dalyvavo šitoj mentorystės programoje. Gerai, mes kalbam su tavim iš tos LSSO pusės ir iš tarybos pusės, bet galbūt galėtum pasidalinti, kokia buvo TDK tuo metu ir gal kažkokiais tau tada savo komandai, ko pasiekėt arba ties kuo dirbot labiausiai, kas... Tiesiog pasidalinsiu gal tai žodžiais, kuriuos girdėdavau iš kitų, nevadydamas jų ten saturizuoti ar kažkas tokio. Tai tiesiog VTDK buvo ganėtinai, VTDK esą buvo ganėtinai toks vos veikiantis organizmas, pasakykim taip, ir tikrai reikalavosi tvirto prisilietimo ir to, kaip pasakyti, gyvybės supratimo, kurio tikrai reikėjo. Tai aš manau, kad per tas dienas, naktis ir puikias pažintis ir sunkias darbo valandas iš tikrųjų ganėtinai gerai, kaip pasakyti, tiek lokaliai pačioje aukštosios mokyklos viduj, tiek išoriai, tiek tam pačiam LSS tapom ir ryškesni, matomesni, su gal net daugiau, kaip pasakyti, tokio svorio, kad matome, tai kažkas juokėsi, kad tiesiog, VTDK, sako, biškai kaip Feniksiukas, sako, taip pakilo, tai man čia buvo didžiausias paglostymas širdžiai ir kaip prezidentui ir besidžiaugiančiam savo komandos darbu. Tai tiesiog statyti pagrindą, ne, kad funkcionuotų ta atstovybė. Jo, tiesiog reikėjo šiek tiek apklijuot, sucementuot, pritinguot, nudažyti tam tikras dalis, kaip pasakyti. Čia gal svarbus visai momentas, kad dažnai
laikai eina, keičiasi savivaldos, bet man atrodo, tos problemos, su kuriuo mes dirbam, jos, nesikeičia. Mes vis tiek kovojam už tai, kad studentas turėtų ten teisės, kad jisai turėtų finansinę stabilę padėtį, kad studijų kokybė būtų gera, kad prieinamumas būtų aukšto mokslo, ar ne. Bet dabar aš tikiu, kad tarp klausančių žmonių yra tų, kurie galbūt svarsto apie tai, kad gal iššokti tą traukinį, gal čia eiti tuos prezidentus, gal ne, gal eiti koordinuoti kažką. Dažnai aš girdžiu tai, kad tas sprendimas būna paskutinis jo toks atrodo taškas, būna kitų žmonių paskatinimas ir dažnai kažko palaikymas, kas man atrodo labai svarbu. Ar tavyje buvo kažkokia transformacija tarp to, su kokiais tu tikslais atėjai ir ką čia reikia padaryti, ir tarp to, kad gavai atstovybę, kur reikėjo statyti pamatą, teisiškai būti tvarkingiems, užmotyvuoti žmonės, kad jie norėtų čia daryti, ieškoti žmonių, tikriausiai, kad jie kažką pradėtų daryti, prisimtų atsakomybę ir panašiai. Tai ar tai keitėsi? Ar tu auninai tiesiog tą situaciją ir nusprendai, kad, čia mano kryžius? Faktas, kad keitėsi, nes kai prasiveri gerybos skryniant, tu matai, tada labiau, kaip pasakyti, tos vidinės virtuvės ir tada matai, kokie realiai ne tik, kad kažkokie ideologiniai ar viziniai tikslai yra, ką norėtum pasidaryti, bet ir kas yra tos būtinybės, kurių gal prieš tai dar nesugebėjai išvelgti ir ką reikia pasidaryti. Bet aš manau, kad su tokia pačia vizija, kaip atėjau ir ką norėjau pasidaryti, tai toliau tiesiog reikėjo auninti dar nemažai mažų dalykų iš aplinkinių sferų, ką reikėjo pasidaryti, kur reikėjo ten, tarkim, su administracija ryšius užmegzti ar kažką papušinti ar pasidaryti. Ar, čia liečiant absoliučiai visas technas, ar akademinio, ar socialinio. Tai jo, buvo tų mental breakdownų, kaip prieš tai minėjau, bet tai čia yra visiškai natūrali proceso dalis ir kaip minėjai prieš tai, kad, čia yra tas Sizifo ridenamas akmuo, tu gali tos viršūnės ir nepamatyti, bet tu to ridenimo metu, be proto daug, ne tik savo aplinkai, atstovybei, ar bendrai visai aukštosios mokyklos visuomeniai gali duoti ir kaip gražą tiesiog ir gauti ir nuostabų žodį, gražą, kuris ir tau ir paglosti širdį, ir juolab aš jau nešneku apie tos minkštuosius ar kietuosius įgūdžius, kuriuos įgausi ir kurie be proto svarbus ir be proto padeda paskui toliau gyvenime, ar profesiniam, ar akademiniam, bet kur dursi tikriausiai. Kokių ryškiausių galbūt atsiminimų turi iki šios dienos? Kokie buvo tie tikriausiai renginiai, aš įsivaizduoju, bet jeigu taip pareitinguotum kokius kelis? Čia jau tough test, jau tikriausiai tau 10 kategoriją gausim atidaryti. Tai gal į numerį 1 dėčiau tiesiog chronologiškai pirmą sąskridį, tai yra 2018 metų sąskridis, kažkur vidury Lietuvos, kurį organizavo Kauno kolegija su... Gal tai Kauno kolegija? Bijau sumeluoti, jeigu ką, pataisykit komentaruose. Tai ir ten buvo tema komiksai, visi rengęs, ir man vienas ikoniškiausių prisiminimų, ką turiu, kad galvoju, reikia extra mile įdėti, nes tikrai tema gera, reikia išsipildyti. Tai prašokau per Humanas ten pro visokius dėvėtus, už 50 centų, prisirinkau daug raudonų rūbų ir prisimenu, sėdėjau barakį ir teko prisiminti savo 4 klasėje, tai technologijų pamokas, kaip mane mokė siūti ir visą kitą, kur pasidariau ten ir kaukytę, ir bliuzoniuką ten su žaibais ir išsikarpiau. Ir žodžiu, buvau visas flešas ir nuo to laiko bent jau mūsų kartose, tai ir gavau tą pravardę ne tik atstovybėj, bet ir pačiam LSS greitis. Jo, nes buvau flešas, tai čia buvo ir ikoniškas sąskridis, labai smagiai praleidom laiką ir nuo tada atsirašo tas siūlų kamaliukas ir pradėjo riedėti. O kalbant apie kitus, tai šiaip sunku net duotas numeracijas, tai aišku, sąskridžiai ir asamblėjos, net gal momentais galėčiau išskirti. Tai prieš tai už kadro su Ieva kalbėjom apie ikonišką 2021 Jurbarko sąskridį. Jeigu, Kristina, klausais iš Jurbarko, linkėjimai tau, taip pat visiems buvusiems tam sąskridį ir tikriems tiems studentams, kurie moka ošt. Tai ir
be abejo policija, be abejo baltas Edmundo Kučinsko kostiumas, be abejo smagus laikas, telebimbam dainų buvo nemažai, buvo Natasha Bedingfield and Written, buvo Belinis Rio de Janeiro. Jos pradžia mes su Romu Kupčiūnu turim kitą šiek tiek pradžią, kaip jis šiaip atsirado mūsų radare, tai čia labai bijau sumeluot, bet gal čia buvo 20 metai, gal kokie 19 ir buvo, man rodos, Kauno, Klaipėdos valstybinės kolegijos ataskaitinė konferencija, paskui buvo, kaip pasakyti, neoficialioji dalis, ir galimai labai gerai leidom laiką ir buvo gal jau 5 ryto ir pas Romai, pažuką atsisėdom į mašiną, pasileidom ir sėdėjom prie sodybos mašinai, pasileidėm Agelį ir klausėm šitos dainos, kol saulėtekis vyko ir buvo nuostabi akimirka ir nuo tos dienos tai taip ir prilipo šitą dainą. Bet žinai, jau jeigu iš visų dainų, kurios nėra himnų sąraše, mes sudėtume, tokį prioritetinę tvarką, kas galėtų būti įtrauktas į tą playlistą, tai Unwritten būtų top 3, gal net top 1. Tikrai top ir visi žino, ir tam pačiam Jurbarko sąskrydį, tai ten ošim, aš prisimenu, kad kažkoks bičiukas iš Kauno mane ten pasiėmęs ant rankų nešiojo, dar turiu kažkur video nufilmuotą. Tai tikrai ikoniškas gabalas. Tai aš suprantu, kad mes ir listę dedam tiesiog sąskrydžius ir asamblėjas kaip įvykius. Jo, kaip įvykius tikrai. Ir yra tie pavieniai momentai, ten tos pačios asamblėjos, kada buvo kemperių stogai. Tai LSS stogai, tai čia tie patys 20. Šiemet mes grįžtam į tuos kemperius. O, šiemet ir aš grįžtu į asamblėją. Oh, no! Nieko, žinom, stavkės nedidelės, viskas okei. Vardas mūsų, kad mes užbaninti juodams. Ne, tai čia jau tikriausiai senaties terminas po 4 metų praėjo, tai manau, kad naujais atgarsiais grįšim. Tai jo, tai yra tų pačių momentų, kaip minėjau, tai ten, man rodos, 21 asamblėja tada, po 21 Jurbarko sąskrydžio buvo, kur buvo LSS stogai vadinami, buvo gal 19 asamblėja, kur aš prisimenu iš kažkur iš Rakė, gal net aš pats buvau atsivežęs didelį į Bizą, varėm į pležą ir pleže prie persirengimo kabino Šventojoj vyko ten ultimeitusas, nes negalėjom prie namukų triukšmaut. Tada mums iškvietė policija, mes persimetėm į kopas, į tą vietą į kopas vėl iškvietė policija, mes persimetėm vėl į kitą vietą kopose. Žodžiu, iki paryčių ten skambėjo muzika ir grįžus, jau nutildžius muziką, nes man rodos kolonėlė išsikrovė, dar prisimenu, ėjau pas Zalitį, nuėjom dar su keliais studenčiokais, nuėjom pas Zalitį, galimai pagaušnojom akcizinių gėrimų ir žiūrim, kad jau buvo 7 ryto, 8 ryto reikia keltis į simuliacijas, taip pamiegojom. Išmiegojom taip tikrai produktyviai, išsimaudėm produktyviai ir lėkėm į simuliacijas. Bet va čia yra įdomus dalykas, kad aš atsimenu nuo savo pačios pirmos asamblėjos, kad aš tiesiog stebėjausi, kaip žmonės iš tikrųjų visiškai atrodo taip, lyg kitą rytą būtų savaitę atostogų, jie taip tūsina, lyg, nežinau, tai būtų paskutinis balius prieš COVID ir jie tiesiog atsiduoda, nesvarbu, ar čia Laužų vakaras, ar čia dar penktadienio vakaras, bet jie žino, kad kitą dieną jie turės 7 valandų darbo grupės, jie bus apie aukšto mokslo tematiką šnekės. Ir dar gerai performinam. Jo, tai man įdomu, ar tavo prisiminimai iš asamblėjos yra tokia labiau studentavimo dalykai, bet ir tų klausimų, bet ar buvai bent kartą neatėjęs į darbo grupės ir miegojęs visą dieną? Ne. Buvau gal vieną tik tais kartą, gal 20 minučių pavėlavęs, bet aš 3 juodos kavos su 6 cukraus susitaisau ir aš ateinu, biški, tik prasivirškinam klausimus, biški suprantam, nes vis tiek turim tas simuliacijose ir tose darbo grupėse, turim rimtas temas, reikia mums jas išsispręsti, nes vis tiek reiks kažką parodyti, tai jau tada jau nenori, gauni įsijungti ir paskui dienos eigoje tai vis tiek ir prasidėjo ir ta sveikata, ir tas kognityvinis visas aparatas, kuris buvo naktį šiek tiek užtemdytas, tai, bet šiaip tai manau, kad gerai, sekės performinti ir tikrai prisimenu,
sėdimės tuose ten namukuose kažkur ar elektronė, ar kad visi ten ant tos sufkyčių sukrytę, jeigu dar lyja laukia, kas ten su Vietos leptopais. nes nėra tokio. Jo, vienas kitiem už kelių laikom tiesiog ir sprendžiam tos klausimus, bandom kažkaip net procesinę schemą ten piešti, kaip galėtume spręsti tos klausimus. Tai tikrai negaliu pasakyti, kad vien tik studentavimo dalis, bet ir tie balansus. Svarbiausia balansas. Kaip ir elektros tinkluose, neužmirškit. Čia jau už profesinės pusės. Taip. Man įdomu yra, jeigu taip galėtume vardinti keletą dalykų, kurie tavo nuomonę tavyje susiformavo dėka buvimo studentų atstovų, buvimo savivaldoje, LSS dalimi ir, žodžiu, ką išsineši iš to. Nebūtinai tik savybės, galbūt kažką dar, bet kokius pagrindinius dalykus manai, kad šitas etapas gyvenimo tau atnešė. Aš labiausiai tikriausiai dėkingas esu už tuos minkštuosius įgūdžius, ypač su žmonėm, su komanda, bet kur be pasisuksi, nesvarbu, ar žinai, kaip su savo mama dylint, ar žinai, kaip su savo kolega dylint, ar žinai, kaip ramiai ir labai, kaip pasakyti, adekvačiai priimti tam tikrus klausimus ar iššūkius be panikos ir supranti, kad iš tikrųjų gerai pasinarpliais viską galima išspręsti. O kalbant apie kitus, tam tarkim, įgūdžius ar savybės, man labai patiko, kad aš, įdomiai nuskambės, bet į atstovybę, kadangi buvau prezidentas ir nešiaus atskaitomybę to juridinio asmens, man patiko, kad nemažai ne tik sužinojau, bet ir pasipraktikavau, kaip tokiam pasakyti sandboxe, kaip juridinis asmuo veikia, kad ir būtent organizacija, bet labai tau suteikia nemažos perspektyvos, kaip ar mūsų šalyje, ar šiaip pasaulyje funkcionuoja organizacijos, kaip veikia, iš kur ten pajamos ateina ir trumpam visa laikui kita. jaunas pabūnėsi jau toks boškas. Jo, tikrai galiu pasakyti, kad toks sandboxinis CEO pabuvimas ir labai smagu paskui suprasti ir tikrai gali jau net ir po studijų, po atstovybės į profesinę ar akademinį gyvenimą išsilieti tikrai su ganėtinai labai plačiu požiūriu ir visi labai tave vertins kaip brandesnis žmogus, suprantantis dalykus. Super. Tai turiu prieš paskutinį klausimą. Galbūt yra kažkas, ko aš tavęs neklausiau, bet kuo tu norėtum pasidalinti? Kas tau atrodo, gal svarbu? Galim uždėti čia Homerą. Jo. Jeigu nėra, tai puiku. Aš manau, kad yra, bet aš turiu tą tokią ganėtinai kartais selektyvinę atmintį. Aš dalykus prisimenu arba duše, arba kylant liftu namo. Kūrybinio žmogaus klausimas. Tai visiškai kūrybinio žmogaus klausimas, nes daug beprotiškai smagių ir įsimintinų dalykų yra buvę. Gal tokį paminėsiu gražų dalyką, kur ant kiek LSS yra puikiai bendruomenė ir gera bendruomenė, kad buvom tose pačiose vadovauti mokymuose. Tik neprisimenu, ar pirmieji, ar mano antrieji buvo. Buvau naujus nuo saulės akinius nusipirkęs. Ir mes plaukiam ir nežinau, gal bijau sumeluot, bijau galimai čia kaltinimai, ar kažką prisiminsiu, kažkas iš KTU, gal ir Kijauskas, ar ten mes su irklais neprasilenkėm ir man numetė tas sakinius į upę. Ir aš toks išlipau ten kažką pasižiūrėjau ir toks, ką darysi, jau pametį, tai pametį, žinai viską. O ten visa LSS taryba, pričiukus, upė išlipukus, rausia, vaikšto, ieško vieni dėl kitų. Ir man toks širdžiai šiltas momentas buvo, kiek gali pasistengti vieni dėl kitų. Ir tikrai labai smagu. Gal ta istorija gražiai ir nesibaigė, nes vis tiek neradom, bet pati ta emocija, tas veiksmas, tai labai absoliučiai šiltas buvo. O šiaip tai, ką norėčiau pasakyti, eikit tą atstovybę. Beproto ten smagu. Beproto smagu mokytis iniciatyvų, suprasti, kaip veikia dalykai, padėti savo fellow studentui, kaip pasakyti. Ir išmokti atstovauti ne tik savo galvą, bet ir kažką daugiau, bei prisidėti prie to Sizifo akmens ridėnimo, kas yra beproto gera patirtis. Tai gražus perėjimas mano paskutinė, tai palinkėjimas 2050-ųjų LSS-ui, kas yra už 25 metų. Ar jisai bus, kaip manai? Aš manau, bus. Jeigu tiek laiko išbuvo, tai tikrai bus. O
tiek kiekvienais metais pamatom ir labai iniciatyvių ir jaunų studentų atstovų, kad visiškai ant širdies ramu, kad organizacija ir aukštos mokyklos tikrai gerose rankose, tai yra gerosios studentų rankose. O mano palinkėjimas tai toks bus proginis. Gerk šampaną, kol putoja, nes gyvenimas nesikartoja. Ačiū tau. Ačiū tau, Ieva, labai smagu. Nice. Neturim taip, kad suklaksėtų. O,